Minčių susidūrimas pristato Walteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus ir Laudato Si, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelio karas prieš Hamas. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo profesorio seriją. Labą dieną, Valteri. Labas, Martinai. Kaip jaučiatės, ar gerai? Taip, aš vis dar kosau, bet šiaip man viskas gerai. Na, mes tiesiog tęsėme per negalavimus. Priešingų atveju darbas nebus atliktas. Teisingai, neturime laiko ligoms. Na, tai tema, kurią nagrinėjome ne kartą, daug kartų. Bet žmonės vis rašo ir sako, kad jie nemato ryšio tarp sabatos ir žvėries ženklo. Taip. Ir ženklai, rodantis, kad artėjame prie žvėries ženklo, yra tokie aiškus. Taigi atėjo laikas vėl viską išsiaiškinti. Taip, todėl šį kartą nusprendėme iš tikrųjų įdėti citatas, nes visada jas cituojame iš atminties, ir žmonės nori jas matyti juodu ant balto, kad įsitikintų, ar taip tikrai yra, ar tai tik spėlionės. Padėkime tai ant stalo ir pamatysime, kur tiksliai einame. Taigi pradėkime maldą. Mūsų dangiškasis Tėve, dėkojame, kad suteikė mums galimybę vėl pradėti šią diskusiją. Mes prašome, kad apšviestumėj mūsų protus ir paaiškintumėj, ką pasakėjai savo žodyje. Jėzaus vardu, amen. Tai sukėlė įvykis arba įvykiai įvykę, kai žinomi žmonės kalba apie krikščionybę ir sekuliaraus pasaulio konfliktą. Ir tai buvo taip aktualu ir taip įdomu. Mes toj parodysim, kad mes pagalvojome žvėries ženklą. Reikia dar kartą aptarti. Nors daug kartų apie tai diskutavome. Reikalas yra tas, kaip jau minėjau anksčiau, mes tikrai artėjame prie šio istorijos laiko. Taip. Todėl, kuo daugiau būsite informuotas apie tai, kas tai yra ir į ką žiūrėti, ko ieškoti, tuo labiau būsite tam pasiruošę arba galėsite pasiruošti. Taip. Šioje pradinėje skaidrėje, kurią turime čia, yra ši arka ir yra citata Išėjimo knygos 20 skyriaus ir joje sakoma atmink. Yra vienas įsakymas, kuris prasideda žodžiu atmink. Tai yra sabatos įsakymas. O fone yra Vatikanas. Taigi tai labai reikšmingas vaizdas, parodantis tikrąjį ideologijų konfliktą. Ir aš manau, kad turime skirti šiek tiek laiko, kad dar kartą paaiškintume, dėl ko kilo konfliktas ir kaip gili yra triušio duobė. Maldingas Biblijos studijavimas parodytų protestantams tikrąjį popiežiaus pobūdį, paskatintų juos bjaurėtis ir vengti jo. Tačiau daugelis yra tokie išmintingi, kad nejaučia reikalo nuolankiai ieškoti Dievo, kad būtų vedami į tiesą. Martinai, kai ji daro tokį pareiškimą, jis visada subalansuotas su mintimi, kad Dievas myli žmonės. Tiesa. Ir tai nėra prieš katalikus, tai yra prieš katalikybę. Ir tai ne prieš protestantus, tai prieš puolusi protestantizmą. Teisingai.
Nors ir didžiuojasi savo apšvietimu, jie nežino nei raštų, nei Dievo galios. Jie turi turėti kažkokių priemonių sąžiniai nuraminti. Ir jie siekia to, kas mažiausiai dvasinga ir žemina. Ko jie trokšta, tai yra Dievo užmiršimo metodas, kuris bus būdas jį prisiminti. Popiežijos valdžia yra gerai pritaikyta patenkinti visus šios dalykus. Ji parengė dviem žmonijos klasėms, ji parengta dviems žmonijos klasėms apimančioms beveik visą pasaulį. Tiems, kurie būtų išgelbėti savo nuopelnais ir tiems, kurie būtų išgelbėti savo nuodėmėse. Čia yra jo galios paslaptis, jo galios paslaptis. Jei pažvelgsime į savo foną, ten užrašyta žvėries ženklas ant rankos ar ant kaktos. Yra dvi galimybės – ant rankos arba ant kaktos. Ir arba yra labai svarbus. Taip. Ir ten yra Vatikanas ir moteris, kuri apsirengusi purpurinę spalvą su visa raudona spalva fone. Ir šį kartą jos rankose yra 2 taurės pripildytos vyno. Mes pasirinkome šią su 2 taurėmis, nes yra būtent šios 2 klasės. Tie, kurie būtų išgelbėti dėl savo nuopelnų, tai viena klaidinga doktrina, ir tie, kurie būtų išgelbėti savo nuodėmėse, tai dar viena klaidinga doktrina. Ir čia yra jos jėgos paslaptis. Taigi tai labai simbolinis fonas. Ir jis sukurtas dirbtino intelekto. Taigi manau, kad tai gana įspūdinga ir manau, kad galime pasakyti ačiū Henriui už tai. Taip. Apreiškimo 13:11 ir aš regėjau dar kartą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo 2 ragus panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Ir manau, kad šį žvėrį identifikavome bent 100 kartų. Ir aš tikiu, kad iš paskutiniųjų 3 serijų žmonės dabar žino, kas tai yra. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries, tai yra katalikybės, galybę jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Taigi ši galia turi įtaką ir ji turi pajėgumų. Ji gali priversti visą pasaulį garbinti pirmąjį žvėrį, kitaip tariant atiduoti jam garbę per paklusnumą jam. Ir ką jis veikia? Jei pereisime prie 16 eilutės, jis verčia visus, tai labai didelis žodis, mažus ir didelius. Nesvarbu, ar esate universiteto profesorius, ar esate kuklios kilmės, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos. Žodis arba yra labai svarbus. Taip. Jiems nesvarbu, ar ženklas rankoje ar kaktoje. Svarbu, kad tu jį turi. Priešingai tam, ko reikalauja Dievas, jis nori antspaudo ant dešinės rankos ir ant kaktos. Taip, ir čia yra ženklas, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo, žvėries vardo ir jo vardo skaičius. Čia slypi išmintis, kas išmano, te apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius. Ne kompiuterinė sistema, tai humanistinė sistema, Martinai. Tai žmonija, kuri kelia galvą prieš Dievą. Nes kitaip Dievas dėl to neįspėtų, tiesa. Ir jis yra 666. Na, mes žinome, kas yra antrasis žvėris. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuris pirmojo žvėries popiežijos vardu daro tai, ko jį reikalauja. Ir mes matėme, kaip pirmasis žvėris valdo tautas per savo slaptasias draugijas. Taigi, pakartosiu dar kartą, kad būtų aišku. Ši sistema valdo pasaulį. Taip, visą pasaulį. Nesvarbu, ar mes kalbame apie Kiniją, ar apie New Yorką. Taip. Net Afrikoje. Tai nesvarbu. Teisingai. Ezechielio 20 skyrius 12 eilutė. Be to daviau jiems savo šabus kaip ženklą man ir jiems, kad žinotų, jog aš viešpats juos pašventinu. Taigi, tarp Dievo ir žmogaus yra ženklas,
kuris pašventina žmoniją. Ir tas ženklas yra sabata. Taip, štai jis. Niekaip negalite jo apeiti. Pereikime prie 20 eilutės. Ir švęskite mano šabus, idant jie būtų ženklas man ir jums, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats jūsų Dievas. Taigi, ar įmanoma, kad kažkas būtų kitas priimtas kaip viešpats Dievas? Taip. Ar įmanoma, kad kažkas gali suprasti, kad pašventinimas gali įvykti kitu būdu, nei per viešpatį Dievą? Paprastai jie išbando įvairius būdus, kaip tai darė Kainas. Gerai. Taigi, čia yra konflikto taškas. Ar šabas ten įspraustas kaip pagrindinis apsisprendimo taškas? Būtent. Taigi, jei abejojate, kaip tas ženklas būtų labai aiškus tarp jūsų ir Dievo, štai yra sabata. Nėra dviejų būdų. Sabata yra susijusi su pašventinančia Dievo galia. Ir jis vienintelis gali tai padaryti. Taip, niekas kitas. Taigi akivaizdu, kad yra priešas, kuris bando tai padaryti kitu būdu. Jis negali turėti sabatos kaip ženklo. Jis turi turėti kažką kitą kaip ženklą. Taigi pažiūrėkime į Išėjimo 31:17. Amžinai jis bus ženklas. Tas žodis yra priesaika ženklas. Tarp manęs yra Izraelitų, nes per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, o 7 dieną atsikvėpė ir ilsėjosi. Nafaš. Jis lengviau atsiduso, atsikvėpė. Ir to jis nori, kai ateini su juo į palapinę per šabą. Tai yra džiaugsmas. Taigi pažiūrėkime, ką mums sako paaiškinimai. Kas yra ženklas? Tai hebrajiškas žodis priesaika, tai ženklas, tai žymė, tai emblema, tai stebuklai, tai požymis, tai signalas, tai skiriamoji žymė, tai baneris, tai kažkas, ką rodome žmonėms ir jei jie yra prieš, tai juos suerzins. Pabandyk susitarti dėl darbo ir pakelti šabo klausimą. Ar tai bus lengva, ar bus gana sunku? Šiame žemės istorijos etape tai košmaras. Tai košmaras, gerai. Tai priminimas, prisimink, tai stebuklingas ženklas, tai pranašiškas ženklas. Tai kartu ir įspėjimas. Martinai, tai ženklas ir žymė, užrašas, stebuklas, įrodymas. Taigi vienintelis būdas sužinoti, kuriam Dievui iš tikrųjų tarnaujate, yra per šį ženklą. Taip. Ir iš tikrųjų tai lengva. Taip. Kuriam Dievui tu tarnauji, Martinai? Na, šabo Dievui, sabatos Dievui, tikrosios sabatos. Taip, gerai. Taigi, jei laikote 7 dienos, jūs pripažįstate konkretų Dievą, tam tikrą dievybę. Taip. Jei laikote kitą dieną, jūs pripažįstate kitą dievybę. Ar tai logiška? Tai logiška. Taip, rašoma tekste. Taigi, kodėl tai ženklas? Nes per 6 dienas viešpats sukūrė dangų ir žemę. Ir bet koks ženklas, ar bet koks antspaudas, ar bet kokia emblema turi šiuos kriterijus. Vardą, viešpats, Jahvė. Koks jo titulas? Jis yra kūrėjas. Kokia jo jurisdikcija? Tai dangus ir žemė. Taigi tai yra Dievo antspaudas. Jame turi būti jo vardas, titulas ir jo teritorija. Ir tik sabatos įsakymas turi tai. Ir tai parašyta įsakyme. Teisingai. Taigi jūs tikrai negalite suklysti. Ne. Jei tai antspaudas, jei tai žymė, jei tai ženklas, tai yra valdžios simbolis. Ir bet koks labai svarbus dokumentas pasaulyje turi turėti antspaudą, valdžios antspaudą ir jį turi pasirašyti kažkas įgaliotas. Aš, kažkokios asmens ar subjekto vardas, prezidentas, o tada jurisdikcija, kažkokia šalis, kuri priklauso jūsų jurisdikcijai. Tai yra kriterijai, kurie turi būti tokiame antspaude. Ši sabata, Martinai, žmonės sako, kad tai buvo žydų institucija. Kaip tai gali būti žydų institucija, jei ji buvo įkurta Edene, kai jokio žydo nebuvo? Teisingai. Ir tada, jei pereisite prie dalies, kurioje sakoma, kad šabas buvo sukurtas žmogui, tai nepadaro jo išskirtiniu tik žydams. Ne. Ir bet kokiu atveju žydai,
Šis žodis iš tikrųjų yra judėjas. Taip, ir jie yra judo palikuonis. Taip. Tai tikrai yra kažkas, kas galioja visam pasauliui, nes tai buvo pristatyta Edene. Bet įsitikinkime visiškai tikrai. Izaijo 56 skyriaus 6 eilutėje sakoma, ir svetim šalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu juos savo maldos namuose. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamos aukos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms. Ar šabas skirtas tik žydams, Martinai? Ne, tai skirta visai žmonijai. Visai žmonijai. Tai yra skiriantis faktorius tarp tarnavimo Dievui ir tarnavimo kažkam kitam. Taip. Pakartoto įstatymo 11, 13 iki 20. Tad jei tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, bet saugokitės, kad jūsų širdis nesuviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti. Įsidėkite šiuos mano žodžius į savo širdis ir sielas, prisiriškite kaip ženklą, štai vėl tas žodis, prie rankos ir prisitvirtinkite kaip žymę ant kaktos. Žydai tai suprato gana pažodžiui, susirašė ir padarė mažą lentelę, pririšo ją prie rankų ir kaktos. Ar manai, kad tai Dievas turėjo omenyje? Ne, tai turi būti įsisavinta. Kitaip tariant, jūs turite tai turėti kaip ženklą ant rankos, turite atitinkamai elgtis ir kaip žymę ant kaktos turite atitinkai galvoti. Kognityvus pažinimas. Taip. Ne arba, ir. Teisingai. Jis turi būti ir ant rankos, ir ant kaktos. Turite atitinkamai galvoti ir atitinkamai elgtis. Žvėris patenkintas su arba. Taip, svarbu, kad jam paklūsti. Mokykite jūs savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Užrašyk juos ant savo namų durų staktos ir ant savo vartų. Kitaip tariant, visas tavo gyvenimas turi būti harmonijoje su jais. Su įstatymas. Taip, tai, kas patenka pro jūsų vartus, kas vyksta jūsų namuose, turi dėrėti su šia sistema. Taip nori Dievas. Įsitikinkime, Išėjimo 13:9. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose. Nes viešpats galinga ranka išvedė tave iš Egipto. Gerai, taigi, Martinai, šis Dievo ženklas, nes stiprybės pabrėžia jį taip pat kaip ženklą, jis turi būti ant rankos ir turi būti jūsų kognityvinėje smegenų srityje, jūsų priekinėje skiltyje. Tai turi būti susijęs su moraliniu klausimu, kuris lemia jūsų gyvenimą. Taip. Jūsų sprendimai, kiekvienas jūsų sprendimas priimtas turi būti perfiltruota. Taip, ir tai turi dėrėti su viešpaties įstatymu. Taip, čia turi būti įstrigęs įstatymas ir jūs viską filtruojate. Gerai. Taigi, ar tai kompiuterinis ženklas, kurio jis nori, ar jis nori, kad būtų įrašytas Dievo įstatymas? O ypač, kaip matėme, sabata yra pagrindinis įsakymas, suteikiantis jam valdžią tai įsakyti. Taip, kitu atveju, vos tik gimę, tikriausiai būtume gavę antspaudą ant kaktos ir darbas būtų atliktas. Taip, ir tu būtum robotas. Na, 1956 metais, Martinai, štai kas buvo reklamuojama New Yorke. Matote 3 kryžius ir tai sako, ateik sekmadienį į bažnyčią. Ar manai, kad visuomenė pasikeitė nuo 1956 metų? Manau, kad ji gerokai pasikeitė. Aš gyvenu ilgiau nei 1956, taigi iš tikrųjų man buvo 7 metai 56-aisiais. Taigi, Martinai, kažkas pasikeitė? Šiandien tai galėtų būti vaizduojama kaip neapykantos kalba. Tai prieštarautų konstitucijai. Tai buvo 1956 metais, o šiandien
Ši nuotrauka yra 2023 metų, tačiau taip ji atrodė 2024-aisiais, kai tą konkrečią dieną jie švenčia kažką kitą negu Velykas. Ir tai yra konflikto taškas. Tai iš esmės yra Šiaurės karaliaus, Pietų karaliaus vykstanti konfrontacija. Visiškai priešingi ir labai viešai, tiesiai į veidą. Tai beveik kaip iššūkis. Taip. Tai nutiko visai neseniai per Velykų laikotarpį. Trumpas žada sukurti krikščioniškojo matomumo dieną, kai Bidenas paskelbė transmatomumo dieną. Tai dvi skirtingos ideologijos. Ar jos susikerta? O, visiškai. Jis opozicijoje ir neabejotinai susikerta. Na, tai buvo paskelbta 24 metų balandžio 2 dieną. Buvęs prezidentas Trumpas pažadėjo sukurti krikščioniškojo matomumo dieną po prezidento Bideno paskelbimo translyčių asmenų matomumo dieną, kuri įvyko šių metų Velykų sekmadienį. Šis Velykų dalykas yra labai įdomus, Martinai, nes jo nereikia painioti su Pascha. Gerai, tai labai svarbu, išsiaiškinkime tai. Pascha buvo apeiginė šventė ir jos dieną lėmė mėnulis. Neturime painioti su kas savaitiniu šabo laikymosi ciklu 7 dieną. Visiškai nesupainioti. Bet popiežija paskelbė, kad Velykos visada turės būti sekmadienį. Tiesą sakant, tai Ištaros šventė ir visada vyksta sekmadienį, kas nebūdinga Paschai. Ji gali vykti bet kurią dieną. Jei Pascha sutapdavo, pavyzdžiui, su sabatos diena, tai būdavo didysis šabas. Taip, kad būtų aišku, taigi, kai jie apskaičiuodavo mėnulio ciklą, ir tais metais jis iškrenta šeštadienį pagal šiuolaikišką pavadinimą, tai yra sabata, tada tai buvo didysis šabas, nes tai buvo Paschos šabas. Teisingai. O popiežius pakeitė taip, kad tai visada būtų sekmadienis. Ir tada buvo lengvas žingsnis nuo Velykų sekmadienio pereiti prie kas savaitinio sekmadienio poilsio. Ir tai tapo sekmadienio šventimo ištakomis. Ir štai ką jis pasakė. Ir ką Bidenas galvojo, kai paskelbė Velykų sekmadienį transmatomumo diena? Paklausė Trumpas savo šalininko antradienį per kampanijos mitingą Viskonsino Green Bay mieste. Tokia visiška nepagarba krikščionims. Numanomas Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus pažadėjo, kad lapkričio 5 bus krikščionių matomumo diena, jei jis bus išrinktas. Lapkričio 5 taip pat labai įdomi, nes tai taip pat buvo Gajaus Fokso diena. Padariau šio straipsnio nuotrauką, kur užrašyta Jėzus mano gelbėtojas, Trumpas mano prezidentas. Tarkime, tai įdomu, ar turime sąvokų susidūrimą? Ar mes turime labai ryškų Šiaurės karaliaus filosofijos atvaizdą prieš Pietų karalių? Ji yra krištulo skaidrumo. Čia yra dvi mąstysenos, kurios susikerta. Ir čia yra pažadas, kad krikščionybė vėl užims savo vietą. Taip. Bet ar tai eina toliau? Ar tai susiję su Biblija? Taip. Ir Trumpas tikrai didina spaudimą. Gerai. Pažiūrėkime, ką jis čia sako. Ši Biblija yra karaliaus Jokūbo vertimas ir apima mūsų įkūrėjų dokumentus. Konstitucija, dėl kurios aš kiekvieną dieną labai sunkiai kovoju, kad amerikiečiai būtų apsaugoti. Taip pat teisių projektas, nepriklausomybės deklaracija ir ištikimybės pažadas yra šios Dieve palaimink JAV Biblijos dalis.
Ir man tiesiog labai svarbu, kad Amerika vėl taptų didinga. Tai yra mūsų religija. Religija yra tokia svarbi. Jos taip trūksta. Bet jis sugrįš ir sugrįš stipri, kaip ir mūsų šalis sugrįš stipri. Ir mes atsakome Dievui danguje. Krikščionys yra apgulti, turime apsaugoti turinį, kuris yra už Dievą. Mes mylime Dievą ir turime saugoti viską, kas yra už Dievą. Turime sugrąžinti krikščionybę į savo gyvenimą ir į tai, kas vėl bus didelė tauta. Turime priversti Ameriką vėl melstis. Taigi, Martinai, jis parodė Bibliją, kurią jis nori reklamuoti kartu su country muzika. Taip, tai žmogus, kuris parašė dainą Dieve palaimink JAV. Įdomu. Ir tai, kad Biblija sako, kad kai tai atsitiks, Danieliaus knygoje sakoma, tai bus susijęs su visų rūšių muzika. Tikrai. Ir tada mes turime kitą šios labai įdomios istorijos pusę. Garsus ateistas sako, kad jis yra kultūrinis krikščionis ir yra pasibaisėjęs islamo švenčių propagavimu. Tai taip pat pasirodė 2024 m. balandžio mėnesį. Garsusis ateistas ir evoliucijos biologas Richardas Dawkinsas paaiškino viename interviu, kad jis pripažįsta save kaip kultūrinį krikščionį, sužinojęs, kad Anglijoje gatvėse buvo iškabintos Ramadano lemputės kaip atsakymas į lemputės švenčiant Velykas. Dawkinsas turėjo omenyje Londono merą Sadiką Khaną, kuris artėjant Velykų savaitgaliui Oksfordo gatvėje įjungė 30 000 šviesų Ramadanui, musulmonų švenčių mėnesiui. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek pasibaisėjęs išgirdęs, kad vietoj to skatinamas Ramadanas, pasakė Dawkinsas interviu Rachel Johnson sekmadienį. Aš jaučiu, kad mes esame krikščioniška šalis. Martinai, ar tau tai labai prasminga? Jei suprantate foną, taip, tai yra pažintinis disonansas, jei pažvelgti į tai. Tai kognityvinis disonansas. Taigi, viena vertus yra ideologija, kad krikščionybė turi sugrįžti. Dievas turi sugrįžti, malda turi sugrįžti, Biblija turi sugrįžti. Ir štai yra ateistas, kuris sako, mes esame krikščioniška šalis ir jis nenori, kad su tuo būtų susieta musulmonų ideologija. Taigi, Martinai, tai stebėtina. Tiesiog įsigilinkime į tai šiek tiek giliau. Pažiūrėkime, koks iš tikrųjų yra jo jausmas Dievui ir krikščionybei bei Jėzui Kristui. Citavome tai anksčiau, bet naudinga dar kartą pacituoti šioje aplinkoje. Čia jis rašo knygoje Dievo iliuzija. Senojo testamento Dievas be abejo yra pats nemaloniausias veikėjas visoje grožinėje literatūroje, pavydus ir tuo besididžiuojantis, smulkmeniškas, neteisingas, negailestingas kontrolės keistuolis, kerštingas, kraujo ištroškęs etninis valytojas, misoginistas, homofobas, rasistas, infanticidas, genocidas, filicidas, megalomaniškas, sadomazochistinis, kaprizingai piktybiškas skriaudėjas. Manau, jis surinko visus būdvardžius žodinę. Nesažininga pulti tokį lengvą taikinį, Dievo hipotezė neturėtų stovėti ar nugriūti su pačia nemaloniausia išraiška Jahvė, nei su jo priešingų krikščioniškų veidų švelnaus Jėzaus, romaus ir minkšto. Martinai, jis suteršia visą sistemą ir krikščionybę. Iš tikrųjų, bet jis yra kultūrinis krikščionis. Taip jis sako. Taigi, kaip tai veikia? Paklausykime, ką jis sako šio klausimu. Na, turiu pasakyti, kad buvau šiek tiek pasibaisėjęs, išgirdęs, kad vietoj to reklamuojamas Ramadanas. Aš tikrai manau, kad kultūriškai esame krikščioniška šalis. Aš vadinu save kultūriniu krikščioniu. Aš nesu tikintis, bet yra skirtumas tarp krikščionio,
kultūrinio ir krikščionio tikinčio. Man patinka giesmės, kalėdinės giesmės, o krikščioniškame etose jaučiuosi kaip namie. Jaučiu, kad ta prasme esame krikščioniškas šalis. Tiesa, statistiškai krikščionybė tikinčių žmonių skaičius mažėja ir aš tuo džiaugiuosi, bet aš nesidžiaugiu, jei, pavyzdžiui, prarastume visas savo katedras ir gražias parapinės bažnyčias. Todėl laikau save kultūriniu krikščioniu. Manau, būtų svarbu, jei mes tikrai pakeistume bet kurią alternatyvę religiją, kas būtų tikrai baisu, kad man patinka gyventi krikščioniškoje šalyje, nors aš netikiu ne vienu krikščioniškojo tikėjimų žodžiu. Na, tiek, kiek krikščionis iš esmės priešinasi ir evoliucijai ir mano, kad pasaulis buvo sukurtas prieš 6000 metų. Aš turiu omeny tai, žinoma, žalinga nesąmonė. Nenoriu būti neteisingai suprastas, turiu omeny, nemanau, kad tai nesąmonė, bet krikščionių tikėjimas, kad šiandien yra Velykos ir, žinoma, netikiu, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių ir aš netikiu, kad ir jūs tuo tikite. Taigi jis kultūrinis krikščionis. Jis visiškai patenkintas, kad gyvena pagal krikščioniškas normas, jis visiškai patenkintas Velykomis, net giesmėmis ir viskuom. Taip, jis mėgsta giesmės, jis yra atsidavęs kultūrai, todėl jis neprieštarautų atostogom per Velykas, ar ne? Ne. Ar negalvotumėj apie šventę, kurią kiekvieną sekmadienį švęstum, savotiškas mini Velykas? Ypač, kai kalbama apie evoliucinę žemę. Taip, tai būtų nuostabu. Taigi, Martinai, šiek tiek pasvarstykime apie tai. Paimkime pirmąjį scenarijų. Trumpas sako, Dievas turi sugrįžti, malda turi sugrįžti, Biblija turi sugrįžti. Kitaip tariant, tai yra tikėjimo sistema, kurioje tu tiki Dievu, tiesa? Taip, tai reiškia, kad sąmoningai sakote, aš tuo tikiu, todėl noriu, kad šios šventės ir festivaliai būtų. Tai yra priimti kažką į kaktą, į priekinę skiltį. Kaip šis žmogus buvo visiškai patenkintas, sakydamas, kad esu kultūrinis krikščionis. Man nesvarbu, kuo jie tiki, tai daug nesąmonių, bet aš džiaugiuosi galėdamas prie to prisitaikyti. Kur jis gaus ženklą? Ant rankos. Ar jie abu geria iš tų 2 taurių? Be abejo. Ir tai turbūt geriausias pavyzdys tų 2, kurie bus pažymėti. Taip. Ir atminkite, kad galutinių įvykių teatras bus krikščioniškame pasaulyje. Taip. Gerai. Taigi dabar paaiškinkime žmonėms, kodėl tai yra ginčų objektas. Kodėl tai svarbu. Ką tai reiškia? Nes ypač per tas Velykų šventes daug žmonių yra sutrikę, ypač tikintys krikščionys, nes jie sako, betgi Jėzus prisikėlė sekmadienį, tai kas tada blogo švęsti sekmadienį? Taip. Gerai, Martinai, todėl turime gana aiškiai pasakyti, kad tai yra ginčų objektas. Ir kad pasaulis tikrai turi žinoti apie tai. Ir kad bažnyčios iš tikrųjų žino apie tai. Taip. Bet nusprendė nieko su tuo nedaryti. Gerai. Taigi, eikime tiesiai į tai. Kodėl krikščionių pasaulis švenčia sekmadienį? Paklauskime Websterio tarptautinio žodyno 19 leidimo. Sekmadienis. Taip vadinamas, nes ši diena senovėje buvo skirta Saulei arba jos garbinimui. Tai gana aišku. Sekmadienis. Sunday, Saulės diena. Romėnų kalendoriaus dies solis, Saulės diena skirta Saulei, pirmoji savaitės diena. Tai Schaffherzo enciklopedija apie sekmadienį. Sabata, hebrajiškas žodis reiškintis poilsį. Sekmadieniu pagonys pavadino pirmąją savaitės dieną, nes tai buvo diena, kai jie garbino Saulę. Čia yra Biblijos enciklopedija, 561 puslapis. Taigi nekyla abejonių, kad sekmadienis yra pirma savaitės diena, ji buvo skirta Saulės garbinimui. Tai gana aišku, kas davė pavadinimą Sunday, Saulės diena, sekmadienis, pagonis, pirmą savaitės dieną, Danielio 7:25. Ir jis, kalbant apie mažojo rago galią, kuris iškyla tarp 10 ragų, kitaip tariant, kyla tarp Europos galybių, prieš tai 3 iš jų turėjo būti pašalinti – uruliai, astragotai ir vandalai.
Argi jie nesilaikė šabo, tie 3, kurie buvo išrauti. Istoriškai yra gana daug gerų įrodymų, kad jie laikėsi šabo. Taigi jie turėjo būti pašalinti ir ši galia, ši mažojo rago galia, kurią visi reformatoriai įvardijo kaip popiežijos santvarką, žodžiais jis įžeis aukščiausiąjį ir neduos ramybės aukščiausiojo šventiesiems. Taigi jis kovos prieš Dievo tautą, užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiu, 2 laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Tai yra 1260 metų popiežijos viršienybės laikotarpis nuo 538 iki 1798 metų, kai popiežiaus politinę valdžią pašalino Napoleonas. Taip, ta atrodanti mirtina žaizda, kurią jį gavo. Bet Biblijoje visiškai aišku, kad ši galia ims keisti laikus ir įstatymus. Jis puls Dievo įstatymą, taip. Ir ypač tą, kuris susijęs su laiku. Ypatingai tai labiau nukreipta prieš Dievo įstatymus, negu prieš žmonių įstatymus. Taip. Pažiūrėkime, kur tai veda. Pažvelkime į citatą iš Romėnų dekretacijos. Tai yra jų pačių raštas. Jis, popiežius, gali paskelbti nuosprendžius ir bausmes prieštaraujančias tautų teisėms, Dievo ir žmogaus įstatymui. Ar pasakysi, kad tai arogantiška? Visiškai. Jis vaidina Dievą, tiesą sakant, aukščiau už Dievą. Jis gali išsivaduoti iš apaštalų įsakymų, būdamas jų viršininkas ir nuo Senojo testamento taisyklių. Ar tai padidina jo aroganciją? Žinoma. Popiežius turi galę pakeisti laikus ir panaikinti įstatymus. Ar čia nenaudojama ta pati kalba kaip Danieliaus knygoje? Taip. Ir pašalinti viską, net Kristaus įsakymus. Kiek arogantiškas tu gali būti? Daugiau neįmanoma. Ar tai tiesiai į veidą? Tai skamba lygiai taip pat kaip Liuciferis. Gerai, 1 Jono 3:4. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, nes nuodėmė tai įstatymo laužimas. Koks yra nuodėmės apibrėžimas Biblijoje? Jei tu nori pakeisti įstatymą, ar tu jį pažeidi? Taip, tikrai, tiesa, be abejo. Taigi, ar čia kalba nuodėmės žmogus? Pažiūrėkime, kaip jis tai padarė. Iš vienos pusės čia yra katalikų bažnyčios katekizmas 2052, 2557 straipsnis, o kairėje Dievo įstatymas, toks, koks jis yra karaliaus Jokūbo Biblijoje. Tai taip pat svarbu tiesiog pabrėžti, kad katalikų bažnyčia mato katekizmą kaip standartą, aukščiau už Bibliją. Visiškai taip. Taigi, Biblija karaliaus Jokūbo vertime pirmasis įsakymas sako: Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Jei žiūrime katekizmą, ten sakoma: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Atrodo panašiai, bet kažko trūksta. Ko trūksta? Žodžiai aš, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, dingo. Kodėl? Na, tai nurodo į šį konkretų Dievą. Taip, tai labai konkretus, kuris išvedė tave iš Egipto. Jei norite bendrinio Dievo, ekumeninio Dievo, tuomet turėsite tai pašalinti. Taip, jie būtent tai ir padarė, nes jie yra ekumeninė asociacija. Todėl jie tai išėmė. Antrasis įsakymas yra labai ilgas įsakymas Biblijoje. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme. Ar pagonių tautos tai daro? Taip, jie gamina stabus iš visokių dalykų garbinimui. Taigi, tie, kurie yra po žeme, kitaip tariant, mirusių žmonių atvaizdai, ar jie deda juos į savo bažnyčias? Taip. Ar katalikai taip daro ir vadina juos šventaisiais? Taip. Na, jei paimtum kitus dievus, Poseidoną ir visą tai, taip pat yra stabai. Taip. Ir jei nuvažiuosite į Romą su jų turimomis Petro statulomis, tai iš tikrųjų yra pagoniškos statulos, kurias jie tiesiog priėmė ir suteikė joms skirtingus vardus.
Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi įstatymų. Ką iš esmės tai sako, jei tai praktikuojate savo namuose, tada tikėtina, kad tai pereis į 3. ir 4. kartą, kol nepasikeis širdis, jei kada nors pasikeis širdis. Martinai, ar sakytumai, kad šis įsakymas būtų suklupimo akmuo katalikybei? Žinoma, nes jie pilni stabų. Tai koks yra antrasis įsakymas katalikybėje? Jie tiesiog jį išėmė. Taigi jie pašalino, dingo, neegzistuoja. Dabar jie sėdi su problema. Jie turi tik 9 įsakymus. Jie turi tai ištaisyti, bet yra labai rimta priežastis, kodėl jie pašalino 2. ir kodėl jie pakeitė 1. Taip. Kalbant apie 3. įsakymą, sakoma, nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Jų katekizmas sako, netark Dievo vardo be reikalo. Tai kas pasikeitė? Dingo įspėjimas. Tam yra priežastis, Martinai, nes jei šis įsakymas yra Dievo, tada jis yra tas, kuris tave įspėja ir perspėja. Taip. Jei šis įstatymas yra iš kito šaltinio, tai ankstesnis šaltinis negali tavęs perspėti ir įspėti. Todėl išimkime tai. Taip. Nes dabar yra kita dievybė, užimanti pirmosios vietą, nes tai yra pakeistas įstatymas. Taip, tai bausmė dingo. Taip, bausmės nebėra, nes čia kitas įstatymo leidėjas. Jei pakeitė įstatymą, tada bus kitas įstatymų leidėjas. Na, 4. įsakymas taip pat yra labai ilgas įsakymas. Atmink ir švęsk šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7. diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvija ir taip toliau. Juk per 6 dienas, štai yra priežastis, viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7. dieną ilsėjosi, todėl viešpats 7. dieną palaimino ir pašventino. Mane taip stebina, kad perskaitę 4. įsakymą, vis tiek nemato, kad šabas, 7. diena, buvo įsteigtas Edene. Ir tai yra Dievo antspaudas. Taip, tai suteikia jam jurisdikciją, tai aiškiai parašyta, jis kilęs nuo Edeno ir tai yra ženklas. Taip, ir parodo vardą viešpats. Jų įsakymas dabar yra 3. įsakymas, nes jie išėmė 2. Ir dabar rašoma švęsk sekmadienį. Viešpaties dieną. Jie labai gudrus. Galėjo parašyti švęsk 1. dieną. Taip. Jie turi omeny, kad viešpaties diena yra 1. diena. Taip. Bet Biblija Izaijo 58 skyriuje mums gana aiškiai sako, kad viešpaties diena yra sabata, 7. diena. Taigi, tai aukščiausio lygio apgaulė. Ką jie išėmė, Martinai? Jie išėmė visą dokumento esmę. Jie panaikino jurisdikciją. Jie jį pakeitė, bet jie pakeitė ir dar kažką. O būtent sabatą. Taip. Jie ją pakeitė į viešpaties dieną. Tai reiškia, kad viešpaties diena yra kita nei 7. diena, o tai yra melas. Ir atminkite, kad vienintelė vieta, kur ji yra, tai Apreiškimo knygoje, kur Jonas sako, kad jis buvo dvasios pagavoje viešpaties dieną. Tai neapibrėžia kokia tai diena, nes akivaizdu, kad tai buvo sabatos diena, nes tai vienintelė diena, kuri yra viešpaties diena ir šventa diena. Bet jie mano, kad tai yra 1. savaitės diena. Matote? Taip pat per visą Naująjį testamentą sabata buvo šventa diena. Tai buvo visada. Jėzus jos šventai laikėsi, apaštalai šventai laikėsi, visi laikėsi šventai. Vienintelis dalykas, ant kurio jie stovi, yra tai, kad prisikėlimas buvo 1. diena. Taip, bet ten nesakoma, kad dėl to ji yra viešpaties diena. Būtent. Tik visiškai įsitikinkime šiuo klausimu. Tai naujasis Baltimoris katekizmas ir mišios. Tai parašyta tėvo Maguire'o
Naujasis Baltimorės 1949 metų katekizmas ir mišios. Tai apima be kita ko Pranciškaus kardinolo Spelmano, New Yorko arkivyskupo Maguire'o įsakymą. Švęsk sekmadienį Viešpaties dieną. Vaikams ir kam skirtas šis katekizmas, tai paaiškinama šiais klausimais ir atsakymais. Koks yra trečiasis Dievo įsakymas? Tai jau neteisinga, tiesa. Taip turėtų būti ketvirtasis. Trečias Dievo įsakymas yra švęsk Viešpaties dieną. Kodėl bažnyčia mums liepia sekmadienį laikyti Viešpaties diena? Bažnyčia įsako sekmadienį laikyti Viešpaties diena, nes sekmadienį Kristus prisikėlė iš numirusiųjų ir sekmadienį šventoji dvasia nusileido ant apaštalų. Taigi, kas čia įsako? Bažnyčia. Čia įsako katalikų bažnyčia. Kas įsakė ketvirtą įsakymą? Dievas įsakė. Ką mums įsako trečiasis įsakymas? Pagal trečiąjį įsakymą mums įsakyta ypatingai garbinti Dievą sekmadienį Viešpaties dieną. Jie net neminėjo jo kaip šabo, nes, kaip jūs minėjote, jie negali. Taip, taigi, ar atmink nebėra? Taip. Dabar jis pakeistas į paliepimą. Privalai garbinti Dievą ypatingų būdų sekmadienį. Dievo įsakymas sako, atmink šabo dieną, kad Viešpats tave sukūrė, tiesa. Kitaip tariant, grįžk pas savo kūrėją. Tai yra visiškai naujas įsakymas, todėl paklauskime jų, kaip bažnyčia mums liepia garbinti Dievą sekmadienį. Bažnyčia liepia garbinti Dievą sekmadienį, dalyvaujant šventoje mišių aukoje. Martinai, tai visiškai naujas įsakymas. Tai visai kitas įstatymo leidėjas. Be abejo, šio įsakymo nėra 10 Dievo įsakymų. Ir dalyvauti mišiose tai yra jų garsioji Eucharistija, kurioje jie nori, kad visi dalyvautų, kas yra amžina auka visiems. Kai Biblija aiškiai sako, kad jis buvo aukotas vieną kartą ir visiems laikams. Tai reiškia, kad jis aukojamas kiekvieną sekmadienį. Šis Baltimorės katekizmas yra pasibjaurėjimas, nes jis prieštarauja Dievo įstatymui. Pereikime prie 5 įsakymo. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėje žemėje, kurią Viešpats tavo Dievas tau skiria. O pas juos tai yra 4 įsakymas, nes jie atsilieka vienu. Gerbk savo tėvą ir motiną. Ko vėl trūksta? Tos dalies, kad ilgai gyventumėje žemėje, kurią Viešpats tavo Dievas tau skiria. Įdomu, kad Paulius šį įsakymą vadina įsakymu su pažadu. Taip. Jie išėmė pažadą. Būtent, nes kas ištesės pažadą? Taip, tai negali būti Dievas, nes yra naujas įstatymų leidėjas, todėl jis turi būti pašalintas. Tai yra priežastis, kodėl jie tai pašalino. 6 įsakymas nežudysi, kuris lieka daugmaž toks pat. 7 įsakymas nesvetimausi. Jų 6 įsakymas nepaleistuvauk. Bet mes turime atsiminti, Martinai, kad Mozės įstatyme yra ilgas apibrėžimas, ką šis svetimavimas apima arba ką tai reiškia. Ir jei paimtume katalikybę, tai visiškai pasikeitė, ypač po popiežiaus Pranciškaus. 8 įsakymas, kuris yra jų 7, nevoksi. 9 neliudysi melagingai prieš savo artimą. O jų nekalbėk netiesos, tai jų 8 įsakymas. Jie atrodys gana kvailai, jei liks su 9 įsakymais. Taigi jie paėmė 10 įsakymą ir padalijo jį į 2 dalis. 10 įsakymas skelbia, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Jie padalijo jį į 2 dalis. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries. Ir negeisk savo artimo turto. Įdomu tai, kad protestantizmas, liuteronai, perėmė 10 Dievo įsakymų iš katalikų bažnyčios katekizmo. Taip. Jie neperėmė Biblijos versijos. Ir įdomu, kad jie iš tikrųjų apkeitė
10.9 įsakymą vietomis, nes pas juos rašoma negeisk savo artimo turto ir likusius ten, o katalikiškas sako negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries, tai jie taip pat sukeitė, kas yra labai kvaila. Jie bent jau laikytųsi tvarkos, kuri yra Biblijoje, bet jie juos sukeitė. Taigi, Martinai, ką jie pašalino ir jei pašalino, kodėl? Pažiūrėkime. Jie pašalino namus, tiesa, kurie protestantiškoje versijoje vis dar yra viename jų įsakyme. Ir jie pašalino tarnus, tarnaitės, darbininkus, turtą ir transportą. Jie tai pašalino. Kodėl? Nes jie pareiškia nuosavybės teisės į viską, įskaitant jūsų namą, įskaitant jūsų darbuotojus, jūsų padargus ir transporto priemonės. Štai kodėl šiandien turite mokėti už licencijas, už visą tai, nes jie tau nepriklauso. Turite mokesčių numerį, turite savo automobilio licencijos numerį, būtent turite registracijos dokumentą ir už savo turtą turite mokėti žemės mokestį. Įdomu tai, kad fašizmas tam tikra prasme daro lygiai tą patį. Atrodo, kad turite nuosavybę, bet iš tikrųjų neturite nuosavybės. Roma atitinkamai sako, kad ji vienintelė turi nuosavybės teisę į nuosavybę ir panašiai. Argi nenuostabu, kad jie prieštarauja Dievui, kuris sako, kad jam priklauso galvijai ant 1000 kalvų. Taip jie tvirtina, kad jiems priklauso viskas. Taigi, Martinai, tai yra visiškai kito įstatymo leidėjo, kitas įsakymų rinkinys. Ar jie pakeitė laikus ir įstatymus? Taip, mes negalime to paneigti, tiesa. Eikime į Prancūzijos revoliuciją, kur tai tampa visiškai akivaizdu. Atminkite, kad pabaigos laiko pasaulio filosofija išlenda iš bedugnės apreiškimo 11 skyriuje. Mes tai gana išsamei aptarėme, o susiję filosofai, kurie buvo tokie žmonės kaip Volteras, žmonės nežino, kad jis buvo jezuitas. Ne, jie nežino. Jis buvo jezuitų išmokytas. Ir jie sugalvojo kitokius įsakymus, kuriuos pavaizdavo taip. Su ryšulių strypų, kurie yra fašiatai, tai fašistinė sistema. Čia yra žmogaus teisės. Ir virš jų yra keletą įdomių dalykų. Ir tada, žinoma, jezuitų simbolis čia pat. Ir tai kilo iš Prancūzijos revoliucijos. Jei pažvelgsime į tai šiek tiek detaliau, žmogaus teisės užima 10 Dievo įsakymų vietą. Tai gana aišku. Kokia dievybė čia dalyvauja? Na, yra sistema, kuri yra fašizmas, kuri yra jezuitų pageidaujama valdymo sistema. Ir jie turi gyvatę, gyvybę teikiančią gyvatę, amžinąją gyvatę su uodega burnoje virš visko. Tai yra šėtono garbinimas. Ir jie garbina jį per šią frigianišką kepurėlės simbolį, kuri buvo Prancūzijos revoliucijos laisvės kepurė. Ką jį reiškia? Na, čia yra dievas Mitra, saulės dievas, persų saulės dievas. Atsimentate, kad žvėris turi meškaus pėdas, tai yra Medų Persija, tai yra mitraizmas. Ir ten yra jo kepurėlė, kurią nešioja saulės dievas. Taigi tai yra saulės garbinimas. Žmogaus teisės vietoj Dievo įstatymo yra saulės garbinimas. Taip. Ir įdomu, kad ta kepurėlė yra pas daugelį animacinių filmų personažų. Taip, žinoma, pavyzdžiui, Smurfai ją turi. Taigi, tai labai gili triušio duobė. Nesigilinkime į tai. Taigi, įsitikinkime, kad Roma žino, apie ką kalba. Tai 1957 metų atsivertusių į katalikų bažnyčią katekizmas, kuri yra sabatos diena. Šeštadienis yra sabatos diena. Kodėl mes švenčiame sekmadienį, o ne šeštadienį? Mes švenčiame sekmadienį, o ne šeštadienį, nes katalikų bažnyčia šeštadienio šventumą perkelia į sekmadienį. Ar jie sako, kad jie tai padarė? Jie sako, kad jie tai padarė ir teisinasi tuo, kad tai yra viešpaties diena, nes jis prisikėlė tą dieną, tiesa, bet ne dėl to
Jie ją pakeitė. Jie ją pakeitė, nes sako, kad turi įgaliojimus tai daryti. Ar jie iš esmės pripažįsta, kad apaštalai niekada jos nepakeitė? Teisingai. Gerai. Ar jie sako, kad tai jų valdžios ženklas? Taip, sekmadienis yra mūsų valdžios ženklas. Bažnyčia yra aukščiau Biblijos, o sabatos laikymosi perkelimas yra to įrodymas iš jų pačių raštų. Ar jie tai vadina savo ženklu? Taip. Ar jie yra žvėris? Be abejo. Taigi, ar tai žvėries ženklas? Taip, yra. Patinka jums tai ar ne? Tai susiję su Dievo įstatymu, kur jis turi būti Dievo atveju ir kaktoje, ir rankoje. Turite atitinkamai galvoti ir atitinkamai elgtis. Kur jiems ženklas turi būti? Arba kaktoje, arba rankoje, arba. Svarbu, kad jiems paklusti, tiesa. Ir jei žmonės dar labiau abejoja, kad tai sena naujiena, tiesiog grįžkite 2 ar 3 serijas atgal ir pažiūrėkite į Katalikų naujienų agentūros paskelbtą straipsnį, kuriame sakoma sekmadienis arba viešpaties diena. Gerai. Yra dar vienas straipsnis iš Katalikų pasaulio. Ji paėmė pagonišką sekmadienį ir padarė jį krikščionišku sekmadieniu. Taigi pagoniškas sekmadienis skirtas Balderiui tapo krikščionišku sekmadieniu pašvęstų Jėzui. Kardinolas Gibsonas sako, kad žinoma, Katalikų bažnyčia teigia, kad pakeitimas buvo jos aktas. Ir tai yra jos bažnyčinės galios ženklas. Ar jie naudoja žodį ženklas? Vėl ir vėl. Biblija sako, atmink ir švęsk šabo dieną. Katalikų bažnyčia sako, ne. Ar tai arogancija? Pakeis laikus ir įstatymus. Mano dieviškąją gale, ar tai dar didesnė arogancija? Aš panaikinu sabatos dieną ir įsakau švęsti pirmąją savaitės dieną. Ir štai visas civilizuotas pasaulis pagarbiai paklūsdamas šventosios katalikų bažnyčios įsakymui nusilenkia. Tėvas Enraitas, Amerikos sargybinis, 1893 metų birželis. Martinai, ar jie čia tau tiesiai į akis? Akivaizdžiai. Argi kiekvienas protestantas neturėtų pasakyti, palauk, aš nesiruošiu su tuo sutikti, nes Dievas įsakė vieną dalyką, o šie arogantiški asmenys įsako kai ką kitą. Būtent taip jie turėjo laikytis. Ne, bet mes norime sekti juo. Įdomu, kokie akivaizdus jie gali tapti. Pažiūrėkime, eidami kartu. Popiežius Pijus 1566 metais, vadovaujamas Tridento tarybos, Dievo bažnyčiai patiko, kad religinė sabatos šventė buvo perkelta į viešpaties dieną, kurią jie apibrėžė kaip sekmadienį. Katekizmas Romanus 1867 metai. Ir atminkite, kad jie yra neklystantis, jie negali to pakeisti, jie negali prie to grįžti. Ne. Katalikų veidrodis. Todėl krikščionių sabata iki šių dienų yra pripažinta katalikų bažnyčios atžala, kaip šventosios dvasios sutuoktinė, be protestantiškojo pasaulio priešiškumo. Ar jie meta iššūkį protestantizmui? Tiesą sakant, ten sakoma, kad jūs turite skųstis, bet jūs net nepateikėte mums iššūkio šio klausimu. Tiesą sakant, Tridento taryboje Regijo arkivyskupas pasakė būtent taip. Jis pasakė, jūs sakote, kad Biblija yra jūsų standartas, kodėl jūs paklūstate mums šabo sekmadienio klausimu. Protestantai Tridento taryboje turėjo puikią galimybę pasakyti, jūs teisus, mes turėtume vadovautis vien Biblija ir tik Biblija, bet vadovaudomėsi katalikų bažnyčios standartais, jie nebebuvo bažnyčia, jie buvo maištininkai. Taip, nes jie atsisakė palikti sekmadienį, iš tikrųjų jos tiesiog tapo išsižadėtomis dukromis. Taip, katalikų spauda Sidnėjus 1900 metais, rugpjūčio 25 diena, sekmadienis, katalikiška institucija. Pretenzijas į jos laikymasi galima apginti tik katalikiškais principais. Šventajame rašte nuo pradžios iki pabaigos nėra nė vienos eilutės, kuri pateisintų savaitinių viešų pamaldų perkelimą iš 7 savaitės dienos į 1. Ar jie tai žino? Taip. Kodėl jie yra ne tik suklaidinti ar klysta, jie arogantiški. Todėl. Taip, jie yra klaidinantis subjektas. Ar jie įtrins tai į veidą? Pažiūrėkim, ką sako Baltimorės arkivyskupija. Jei protestantai vadovautųsi Bibliją, jie turėtų garbinti Dievą šabo dieną, laikydamėsi sekmadienio, jie vadovaujasi katalikų bažnyčios įstatymu. Tiesiai į veidą. Tiesiai į veidą. Protestantizmas atmetantis Romos katalikų bažnyčios autoritetą neturi rimtos priežasties sekmadienio teorijai. Ir logiškai turėtų laikytis šeštadienį sabata. Tai iš 1883 metų Amerikos katalikų ketvirtinės apžvalgos. Ar jie žino, ką daro? O žinoma, tikrai.
Gerai, kiek arogantiškas tu gali būti? Štai ką jie sako, ne visatos kūrėjas pradžios knygos, bet katalikų bažnyčia gali pretenduoti į garbę, suteikusi žmogui pertrauką jo darbui kas 7 dienas. Ar tai arogantiška? Tai iš tikrųjų yra įtraukta į žmogaus teisės. Jūs turite teisę į poilsio dieną. Taip, ir tai bus įgyvendinta. Ir jie įgyvendins tas žmogaus teisės. Tai jūsų žmogaus teisė turėti šią poilsio dieną ir katalikų bažnyčia jums tai suteiks. Tai bus sekmadienis, taip. Ir todėl Richardas Dawkinsas gali pasakyti, aš esu kultūrinis krikščionis, nes jis remiasi žmogaus įstatymais, žmogaus teisė, humanizmu. O dabar išmintis ir sveikas protas reikalauja priimti vieną ar kitą iš šių alternatyvų. Arba protestantizmą ir šeštadienio šventimą, arba katalikybę ir šventimą sekmadienį. Kompromisas neįmanomas. Jiem sako Martinai, kompromisas neįmanomas. Jei einate į kompromisą, kieno pusėje stovite, jų pusėje. Taigi, Martinai, jei protestantų pasaulis pasisako prieš 7 dienos adventizmą, kam jie paklūsta? Romai. Romai. Ar tada jie labiau garbina Romą nei Dievą? Tikrai, nes šie žodžiai yra aiškus Biblijoje. Ir čia galite tiesiogiai pamatyti, kieno tai žodžiai, kad paklūstate. Gerai, ar galėtume pasakyti protestantams, atsibuskite? Tikrai, jau seniai norėjau pasakyti šioje diskusijoje, prašom žmonės, atsibuskite. Taip. Bažnyčios valdžia negalėjo būti susieta su šventojo rašto autoritetu, nes bažnyčia ne Kristaus įsakymų, o savo valdžią pakeitė šabą į sekmadienį. Kanonas ir tradicija 263 puslapis. Ar tai gana aišku? Taigi, kas yra aukščiau, tradicija ar Biblija? Ne, tradicija vėl laimi. Gerai, Martinai, ar turėtume vėl pakalbėti apie Bibliją ir jos autoritetą? O tikrai. Turime aiškiai pasakyti, kas sakoma Biblijoje. Kas yra autoritetas? Ar tai dar vienas ginčo šaltinis? Aš taip manau. Tai yra ginčų šaltinis visose spektruose. Taip yra ir mes tai studijavome, bet tada turime tai daryti dar kartą, nes problema yra ta, kad žmonės nesuvokia, kaip tai rimta, kad mums reikia turėti tyrą žodį, kad žinotume, ką sako Dievas ir žinoti, ką mes garbiname. Taip, kaip pasakyti pasauliui, ką mes garbiname, laikydamiesi sabatos. Taip, tai ženklas. Tai parodo pasauliui, kieno autoritetas yra jūsų gyvenime. Ir tos 2 taurės, kurias čia laiko ši moteris, yra tų, kurie bus išgelbėti savo nuodėmėse ir tų, kurie bus išgelbėti jų darbais, tų, kurie gauna ženklą kaktoje ir tų, kurie gauna ženklą ant rankos. Ar tai neįdomu? Tai būtent tai, kas vyksta ir kur mes einame. Gerai. Spauda katalikų įrašai mums sako, kad sekmadienis yra pagrįstas ne šventuoju raštu, o tradicijomis ir yra aiškiai katalikiška institucija. Taigi protestantai teigia, kad tai yra jų, bet jie iš savęs daro kvailius. Taip, Naujajame testamente nėra niekur aiškiai užsimenama, kad apaštalai pakeitė garbinimo dieną, bet mes tai žinome iš tradicijos. Naujasis pataisytas Baltimoris katekizmas. Velykų sekmadienis, kas nusprendžia datas? Popiežius nustato datas. Taigi tai ne protestantų bažnyčios, ne. Popiežius nusprendžia. Ką Viešpats mano apie visas šias tradicijas, kurios užima Dievo įstatymo vietą, mato 15, 3, 6, 9 eilutės. Jis atsakė, o kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savo papračio? Tas gali nepagerbti tėvo ir motinos. Taip jūs niekais verčiate Dievo paliepimą dėl savo papračio. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Martinai, veltui. Kas mums suteikė teisės? Dievas davė mums mūsų teisės. Taigi tas dokumentas, ta žmogiška nesąmonė, tas dokumentas, kurį jie ten įdėjo, tikrai ne iš Dievo. Ne. Skamba gražiai, bet tai prieštarauja Dievo įstatymui. Ar protestantai tai žino, ar jie sąmoningai neišmano, ar tiesiog vaidina neišmanančius? Na, manau, jie žino. Pažiūrėkime į vyskupų bažnyčią. Ar Naujajame testamente yra įsakymas pakeisti kas savaitinę poilsio dieną iš šeštadienio į sekmadienį? Ne vieno. Tai yra krikščioniškos doktrinos vadovas. Mes pakeitėme 7 dieną į 1 dieną. Iš šeštadienio į sekmadienį šventos katalikų ir apaštalų Kristaus bažnyčios valdžia. Kodėl mes švenčiame sekmadienį?
Ar jie pripažįsta, kad garbina veltui? Taip, jie pripažįsta, kad pasiduoda katalikų bažnyčios valdžiai. Gerai. O kaip liuteronai? Viešpaties dienos minėjimas grindžiamas ne kokiu nors Dievo įsakymu, o bažnyčios valdžia. Tai yra Augsburgo išpažintyje. Ar jie tai žino? Taip. Ir jie jau suteikia valdžią bažnyčiai aukščiau Dievo valdžios. O presbiterionai, dienos pakeitimas iš paskutinės savaitės dienos į pirmąją. Nėra jokio įrašo, jokio aiškaus įsakymo leidžiančio atlikti šį pakeitimą. Tai yra iš jų raštų dėl krikščioniško šabo. O kaip su metodistais? Kalbant apie sekmadienį, nėra eilutės, kurioje krikščionims būtų liepiama laikytis tos dienos arba perkelti žydų šabą į tą dieną. Tai yra iš 1942 metų krikščionių advokatų spaudos. Ar jie žino? O, tikrai. Ar jie pamiršo? Vienintelė problema yra ta, kad tai buvo ne žydų šabas, tai buvo žmonių šabas. Gerai, bet jie pamiršo. Taip. Ir ar todėl įsakymas prasideda žodžiu atmink? Taip. O kaip kongregacionalistai? Visiškai aišku, kad ir kaip griežtai ar pamaldžiai praleistume sekmadienį mes nesilaikome šabo. Naujajame testamente nėra nė vieno sakinio, kuris leistų manyti, kad pažeidžiant tariamą sekmadienio šventumą gresia kokia nors bausmė. Tai jų pačių raštai. O kaip anglikonai, daugelis žmonių mano, kad sekmadienis yra šabas, bet nei Naujajame testamente, nei ankstyvojoje bažnyčioje nėra nieko, kas leistų manyti, kad mes turime teisę perkelti 7-osios savaitės dienos šventimą į pirmąją. Šabas buvo ir yra šeštadienis, o ne sekmadienis. Bažnyčiai žmonės 1947 metai. Ar jie žino? Jie žino ir labai teisingai pabrėžia, kad nei ankstyvojoje bažnyčioje nėra tokių pasiūlymų, nes daug kas sako, o ne, bet po to, kai ten buvo mokiniai, jie pakeitė, iš tikrųjų jau prasidėjo nuo Pauliaus. Teisingai, šie žmonės žino. O kaip baptistai? Buvo ir yra įsakymas švęsti šabo dieną, bet ta šabo diena nebuvo sekmadienis. Šventajame rašte nėra įrodymų apie šabo institucijos pasikeitimą nuo 7 į 1 savaitės dieną. Tai jų pačių raštas, Martinai. Ir tada jie pripažins, kad švenčia Viešpaties dieną, nes arba katalikų bažnyčia ją pakeitė, arba mes, nes jis prisikėlė joje. Tai vienintelis dalykas, su kuriuo jie eina. Gerai, taigi dar kartą įsitikinkime, sekmadienis yra grinai katalikų bažnyčios kūrinys. Tai iš Amerikos katalikų laikraščio. Sekmadienis tai tik katalikų bažnyčios įstatymas. Amerikos sargybinis. Protestantų sekmadienio šventimas yra pagarbos debatai, garbinimo debatai, nepaisant jų katalikų bažnyčios autoriteto. Visiškai įrodyta, kad jie neturi kojos, ant kurios galėtų atsistoti. Taip. Ir jie garbina žvėrį. Taip, nes jis yra tas, kuris priėmė tuos įstatymus. Bet protestantai sako, kaip aš galiu priimti puolusios bažnyčios mokymą? Dabar ji yra sarkastiška. Tai katalikų bažnyčia yra sarkastiška. Taip, tai yra spauda, Baltimorės katalikų veidrodis. Kaip mes, klausėme, jums pavyko gauti jos mokymus per visą savo gyvenimą, tiesiogiai prieštaraujant jūsų pripažintam mokytojui Biblijai šabo klausimu? Ar tai iššūkis? Taip. Taip, jie iš tikrųjų juokėsi į akis. Gerai. Į jų protestantiškai veidai. Tie, kurie vadovaujasi Biblija, izraelitai ir 7-osios dienos adventistai turi išskirtinį įrodymų svorį, o biblinis protestantas neturi nė žodžio, kad apgintų pakeistą sekmadienį vietoj šeštadienį. Ar jie žino kažką, tie katalikai? Ar jie žino, kad izraelitai ir 7-osios dienos adventistai iš tikrųjų laikosi Dievo įstatymo? Taip. O likusi dalis laikosi katalikiško įstatymo. Būtent, ir jie to neslepia. Ir dar kartą pažiūrėkite tą straipsnį. Šiame vaizdo įrašo aprašyme dar kartą įdėsiu tą straipsnio nuorodą. Tada laikraštyje katalikų bažnyčia pripažįsta, kad adventistai yra vienintelė krikščionių grupė, kurios mokytojas yra Biblija, kurios puslapiuose negali rasti jokio reikalavimo pakeisti dieną iš 7 dienos į 1. Iš čia ir pavadinimas 7 dienos adventistai. Tiesiog dar kartą paaiškinkite pavadinimą, nes daug kas nenori su juo turėti nieko bendro, nes pavadinimas skamba taip keistai.
Skamba taip keistai. Jie laikosi 7 dienos, nes Dievas liepia laikytis 7 dienos. Ir jie tiki antruoju Kristaus atėjimu, todėl jie yra vadinami 7 dienos adventistais. Ar katalikų bažnyčia žino, kad jie vadinami 7 dienos adventistais? Tiksliai žino. Tai jie patys sako. Taigi, Martinai, jei jie tai gerai žino, ar mums reikia būti ekumeninėje taryboje, kad jiems tai primintume? Ne, jie tai žino. Mes neturime ten būti. Jei nesate ten su evangelizavimo tikslu, tai ir neikite. Katalikų bažnyčia pakeitė sabato šventimą į sekmadienį dieviškosios ir neklystančios valdžios, kurią jai suteikė jos įkūrėjas Jėzus Kristus teisę. Beje, tai kitas Kristus. Protestantai, teigdami, kad Biblija yra vienintelis jų tikėjimo vadovas, neturi jokio pagrindo švęsti sekmadienį. Šio klausimu 7 dienos adventistai yra vienintelis nuoseklus protestantas, katalikų visatos biuletenis. Martinai, Roma sako, kad pasaulyje yra tik viena nuosekli protestantų organizacija ir tai 7 dienos adventistai. Ir tai vienintelė bažnyčia, kurią jie pripažįsta, kad ji laikosi tų pačių įstatymų ir standartų kaip ir Jėzaus mokiniai. Gerai, taigi, Martinai, argi neįdomu, kad ir protestantų pasaulis, ir katalikų pasaulis šiuo klausimu supykę ant 7 dienos adventistų? Taip? Aš visada užduodu klausimą jaunimui. Ar mokiniai po Jėzaus įžengimo į dangų buvo 7 dienos adventistai? Žinoma, jie laikėsi šabo, jie laikė 7 dieną ir skelbė apie Kristaus atėjimą ateityje. Taigi jie buvo 7 dienos adventistai. Galbūt visi, kai Jėzus pasakė, eikite ir tapkite mokiniais, turite suprasti, kad eikite ir padarykite visus 7 dienos adventistais. Gerai, štai labai įdomus straipsnis iš Šventos Kotrynos katalikų bažnyčios sargybinio. Ir mes tik pabrėžėme šią mažą dalį, kur jie sako, žmonės manantys, kad šventasis raštas turi būti vienintelis autoritetas, logiškai turėtų tapti 7 dienos adventistais ir švęsti šeštadienį. Martinai, iš tikrųjų, dėl šios priežasties aš esu 7 dienos adventistas, nes logiškai mąstant, jei nori sekti šventą raštą, neturi kito pasirinkimo. Kodėl jūs norite turėti įvairiausių papildomų biblinių pasiteisinimų, kad nesilaikytumėte to, kas sakoma Biblijoje? Teisingai. Čia yra įdomus iššūkis, kurį Roma paskelbė savo tinklalapyje immaculateheart.com 2003 metais. Dauguma krikščionių mano, kad sekmadienis yra Biblijos patvirtinta garbinimo diena. Romos katalikų bažnyčia protestuoja, nes ji perkelė krikščionišką garbinimą iš Biblijos sabatos šeštadienio į sekmadienį ir kad mėginimas įrodinėti, jog Biblijoje buvo padarytas pakeitimas, yra ir nesažininga, ir katalikų valdžios neigimas. Tai bombonešis. Ar protestantai bando teisintis iš Biblijos, kad nauja garbinimo diena yra sekmadienis? Štai kodėl aš visą laiką sakau, kad vienintelis dalykas, ant kurio jie stovi, yra tai, kad Jėzus prisikėlė tą pirmą dieną. Tai vienintelis biblinis dalykas, kurį jie bando. Gerai, bet Biblija sako, kad jūs tai minite per krikštą. Būtent. Jie sako, kad tai nesažininga ir jie sako, kad tai yra katalikų valdžios neigimas. Jei protestantizmas nori pagrįsti savo mokymus tik Bibliją, jie turėtų švęsti šeštadienį. Taigi, Martinai, konfliktas tarp žvėries ženklo ir Dievo ženklo įvyks tarp 7 dienos adventistų ir viso krikščioniškojo pasaulio. Taip. Ir štai šio straipsnio redaktoriaus pastaba, kurioje sakoma, prieš daugiau nei 100 metų Romos paskelbtas iššūkis išlieka. Nes Jungtinėse valstijose buvo ypatinga situacija, kai 1888 metais jie norėjo įvesti sekmadienio įstatymus. Taip. Ir dabar jis sako, kad prieš 100 metų Romos paskelbtas iššūkis išlieka. Arba katalikų bažnyčia yra teisi, arba teisus 7 dienos adventistai. Nes tai buvo 7 dienos adventistas A.T. Jonesas Jungtinių valstijų įstatymų leidyboje teigia, kad nebuvo teisingai vesti sekmadienio įstatymą. Ir jie iš tikrųjų laimėjo. O čia jie sako, arba katalikų bažnyčia teisi, arba 7 dienos adventistai teisūs.
Kito pasirinkimo negali būti. Taip. Ir vėlgi, tik du pasirinkimai. Tik du pasirinkimai. Ne 3, ne 4. O jei nepasirinkama nei vieno, nei kito, tada sugriūva visa sola scriptura doktrina ir kartu su ją ir ramstis, ant kurio stovi visas protestantizmas. Tai kas tada liko? Sugalvota religija, sugalvotas Dievas, sugalvotas įsitikinimų rinkinys, atitinkantis žmogaus, o ne kūrėjo tikslą. Kaip prieš juos Šėtonas ir Liuteris, jie priskiria juos tai pačiai kategorijai, protestantai išsakė tikėjimą veiksmais ir mintimis, jei ne žodžiais, aš netarnausiu. Kam? Katalikų bažnyčiai. Taip, Martinai. Kitos bažnyčios negali būti. Arba tu esi katalikas, ar esi su katalikais kaip protestantai, arba turi būti 7 dienos adventistas. Tai jų žodžiai, ne mano. Ir ar tai nekvalifikuoja to, ką taip pat sako Biblija, kas kvalifikuoja būti likučio bažnyčia? Taip, jūs turite laikytis Dievo įsakymų ir laikytis Jėzaus liudijimo. Taip, tai yra 7 dienos adventistų bažnyčia ir jis stovi priešinga kitoms. Taip, pažvelkime į šią Izaijo 66 skyrius 22 eilutę. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, tai viešpatie žodis. Taip gyvuos tavo giminė ir tavo vardas. Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą visa žmonija ateis pas manęs garbinti, sako viešpats. Ar šabas išliks ateinančiame pasaulyje? Taip, danguje. Taigi bus mėnesinės šventės ir bus savaitinės šventės. Kas vyksta mėnesinėse šventėse? Manau, kad gyvybės medis duoda savo vaisius kartą per mėnesį, nes taip sakoma Biblijoje. Taigi kartą per mėnesį vyks gyvybės medžio šventė, o kartą per savaitę bus sabata. Ir gyvybės medis yra mieste, Naujojoje Jeruzalėje. Martinai, jei šabas tęsis visą amžinybę, ar popiežiaus valdžiai galiausiai pavyko jo atsikratyti? Ne. Taigi, nuo ko reikia atsikratyti? Deja, nuo popiežijos. Ir tai įvyks per negandas. Taip. Taigi, Martinai, tai yra ilgoji ir trumpoji dalis. Žvėries ženklas yra būtent tai, ką mes visada sakėme. Tai priverstinis sekmadienio šventimas. Ir jei laikysitės, išreiškite garbę žvėriui. Kas jūs privers? Jungtinės Amerikos valstijos pirmosios priims teisės aktus, kuriai paseks kitos šalis ir visas pasaulis pasirinks. Ir tie, kurie yra įsitikinę Bibliją, neteisingai, turės ženklą kaktoje. Taip. Ir tie, kaip Richardas Dawkinsas, kurie sako, aš esu kultūrinis krikščionis, arba tie, kurie yra naujo amžiaus ir sako, kad jie yra žemiški žmonės, kultūriškai paklus šventosios katalikų bažnyčios įsakymams ir gaus ženklą į ranką. Toks pasirinkimas. Aš teikiu pirmenybę turėti Dievo ženklą. Dievo ženklą ir kaktoje, ir rankoje. Amen. Aš sutinku. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes greitai artėjame prie šio sprendimo. Ir tai yra valdžios sprendimas. Ką mes pripažįstame autoritetu savo gyvenime. Padėk mums priimti teisingą sprendimą, kad neprarastume amžinojo gyvenimo. Yra mano malda Jėzus vardu. Amen.